Labas rytas, Tele3 prekiautojai, su jumis kaip visada Laurinas, su rytinė apžvalga šios dienos. Euras su euru reiktų šiandien atsargiai, nes visą dieną turėsime būtent Centrinio Europos banko vadovo Mario Draghi pasisakymus 11 valandą ir po 4 dar kalbės, tai rinka gali dėl kiekvieno, pasakyto komentaro judėti vieną ar kitą linkme be visiškai kažkokio didelio paaiškinimo. Tai aš manau, nuo euro šiandien šiek tiek atsargiau pabūsiu, bet ką matau iš techninės pusės, tai būtent juda link perpirkimo zonos ir kažkur galbūt būtų lygis, kur galima parduoti ties 1.2 kažkur, 1.1.2, bet momentas jisai nėra aiškus būtent pirkti ar parduoti, dėl to toks pastebėjimas, kad galbūt eurui ir būtų logiška apsisukti ir keliauti toliau žemiau. Įdomiau yra žymiai svaras, būtent judėjimo vidurkis, šiek tiek kaip ir žemyn norėtų, kad patrauktų tą kainą. Būtent turime pačioje liniją stiprią, nuo kurios labai gerai atšokinėja rinka ir galima būtent atidarinėti sandorius lengvai. Panašiai kaip ir eure esame ties viršum, ties raudona riba, kurį judame ir sustojame, būtent kas nutiko užvakar, pakilome ir sustojome, automatiškai kaina judėjo į vidurį, kaip į normalios zonos kainą ir tiesiog judame. Jeigu pašoksime į viršų toliau, galime paieškoti būtent kažkokio pardavimo, galbūt trumpo, bet iš kitos pusės momentas yra į viršų, momentas yra teigiamas svaro. Dėl to labiau norėčiau pamatyti kažkokį nukritimą, būtent atsirėmimą galbūt į vidurkį judėjimo ir tada paieškoti kažkokio sandorio. Šiandienos įdomumas turėtų būti ties Kanada, būtent 15.30 daug žinių bus, o Kanadai pasivaikščioti yra kur, būtent gerokai nukrito, ties tokia praeitą žemuma apsistojo 1.920 kažkur, dabar esame ties 1.2178, tai turime gerus 100 punktų tiek iki, net ne 100, 200 punktų iki sekančių viršūnių, kažkokių rimtesnių, ir būtent 200 punktų iki apačių, tai vienos arba kitos žinios galėtų rinką tikrai gerai paskraidinti. Būtent šitą iš techninės pusės momentas irgi yra ties nuliu, visai iš didesnio vaizdo žiūrint yra krentantis, būtent doleriui link silpnėjimo, bet kaip ir visom valiutom savaitės pradžioje buvo šioks toks apsisukimas. Vienokios ar kitokios žinios tikrai pasiūs į vieną arba kitą pusę. Kanada šiandien, manau, jeigu nukris šiek tiek Kanada ties judėjimo vidurkiu, kažkur 1.2090, bet čia beveik 100 punktų reikia, manau, atsirastų puikiai zona čia nupirkti, raudona. Momentas šiek tiek eina į pliusą, būtų galima bandyti nupirkti, kai čia eis į raudoną zoną arba palies judėjimo vidurkį. Taip, jena vakar beveik palėtė viršūnę savo, apsisuko, pasigavo judėjimo vidurkį ir tiesiog sėdė. Šiandien, kaip sakau, įdomu bus pasižiūrėti man svarą ir Kanados žinių daug bus pusė 4. Be abejo, daug kalbų iš euro Mario Draghi, svaro 2 valandą kalbės ir paskui pusę 5 tiek iš Amerikos, tiek iš Japonijos ir 8 valandą Jelen kalbės. Būtent daug bus kalbų labai, tai atsargiai pasitikrinkite kalendorių, kad neatsidurtumėte nereikiamoje pusėje. Sėkmės prekyboje visiems iki.